Diena. Čia perklausimo paslaugos. Ar galite aiškiau kalbėti į mikrofoną? Vos girdžiu jūs. Kaip sakėt? Dabar puikiai girdžiu. Vienu žodžiu, žiūrėkit, reikia pervežti kai ką. Pasakot ką? Ar jums neįdomu? Klausau. Vienu žodžiu, yra 4 kambarių butas, aš čia gyvenau su artimaisiais ir yra 2 lavonai, reikia pervežti 2 lavonus. Nu, man tai gaila, labai nevažiuojamas lavonų. O tai jeigu įdėsime kažkokią dėžutę, ar... Tai į maistą patogiau ir į kilimą, žinok. Atsėdėsit paskui, jeigu ką? Kaip? Ne, jau juokauju. Vienu žodžiu, o jeigu, tarkim, pririšt už kojų ir su virve ir tempt tiesiog per miestą? O kur tu tempti nori? Kažkur, kur nematys musara? Ja. Kiek metų versle? 3 mėnesius. Esate... Aš noriu jūs pakelt pareigose. Kaip sakei? Noriu jūs pakelt pareigose, tvojų materį. Girdi, pridurksta, ne. Ką čia nori papasakoti? Noriu krūštis su tavimi. Alio. Nu, alio. Ar norėtum pasidrožti? Oh yeah. Labą dieną. Labą dieną. Dėl mėšlo skambiname. Taip, klausau jūsų. Na, ar dar turit? Kiek turit kaip kokybė? Turim visada. Susikompostavęs pilnai, subrendęs kompostas gauna. Pala, negirdžiu, ką šnekat. Galite į mikrofoną šnekėt kažkaip? Dabar girdit? Biškai geriau, šiek tiek geriau. Palaukit, gal aš jums dar skambinsiu, gal nesupijungia kažkas gerai? Tai, nu davai skambink. Alio. Skambinu. Dėl mėšlo skambiname. Taip. Ar turite dar kaip kokybė, konsistencija? Taip. Kiek kubų? Kaip sakėt, galite į mikrofoną šnekėti, negirdžiu aš tvojų matį. Aukštos kokybės 4 metų pūdis. 4 metus pūdytas? Taip. O kaip skonis? Puikus. Nes mes į arbatą dedam mėšlą, mes turim tokią tradiciją Šanchajui. Alio. Aš šūdų šiek tiek tą šūdą laudyti. Ir taip, žinokis. Galite jūs aiškiau šnekėti, nudėti šis maldauju, į mikrofoną šnekėkit tvojų matį. Tai užsimai mėšlų užsitikimai. Aš sakau, garsiau šnekėk, seni. Seni. Nu, kalbėk. Eik, ne, viskas, nereikia mėšlo viso gero. Nereikia mėšlo viso. Nereikia, tai pirk, tai kaip tu gersi. Tu žiūrėk, kad tu locho vadini gerai. Na, tai lėsi, ką. Tu žiūrėk, kaip tu su vierchai šneki gerai, Gabrieliau. Nereiktų vierk, kur pabaidysime. Tu pabijotum, aš tai vienas lyšiu tu... Jeigu arbatą mėšlų geri, tai koks tu vierkas? Darbas. Vierkas, tai geri mėšlų arbatą. Nu, a ką tu geri balvonas? A ką tu geri balvonas, ką? Tai kaip iš šiknos video ištrauko tavo irgi burną duotą mačiau. O tai ne. Jeigu mėšlų arbatą kalbė. O tai ne. Anučiai. Nu, čia, aišku. A ką tu girdi iš vis vierchas čia mėšlą pardavinėja? Klausyk, mano darbas yra skambinėti ir kur turinį. Bibičiau tavo darbas. Nu čia tai mėšlo pardavėjas šustras. Gerai, davai. Davai. Tai nesusitvarkėt. Susitvarkiau, aš jums skambinau, nekėlėt į sakelį. Nu, tai kiek turit mėšlo maždaug? Nu, turim to mėšlo nemažai šiaip, o jūs koks kiekis domina. Nu, 1 kubų. Oi, nu tai čia pas mus gal iš 1000 jų yra to mėšlo. O kaip skonis? O tai paragausit atveši? Atveši paragausit? Pačiam neteko, nei uostyt, nei ragaut. Nu, kažkaip tai nelabai žinom.
Vienu žodžiu, o ar yra, vat, kokia konsistencija to mėšlo? Labiau šienas su žarnom, skysčių žarnu, ar yra kirmėlių kažkokių gal? Nėra jokių, žinokit, kirmėlių, yra sukompostuotas graikinis mėšlas. Ta prasme, Tai tink, aš iš mėšlo, vat, pas save ūkyje kiauliams sultinį verdu. supratau, Tai kaip tiktų sultiniui kiauliams. skaniai valgo. Nu tai patys žinot kiaulės. Kiaulės kaip mano boba, valgo viską. Supratau, tai ir boba turbūt kiaulė jūs. Na, išstambėjus nuo Fanaks. O aišku, Nu, kaip sakant, gražios jums dienos tada. viso gero. Viso gero. Eik tu nahui. Labą dieną. Sveiki. Na, ar egzorcistui paskambinome? Kaip? Ar egzorcistui paskambinom? Taip, ar man sunku lietuviškai, rusiškai galima? Для экзорциста позвонили. Да, Украинец? литовец. Ясно. Португал? У вас Хорошо. проблема, чем я могу вам помочь? Как сказать, я думаю, что меня прокяйки. Вы знаете, что это значит? Прокляли, что ли? Прокляли петухи меня. Мне так чувствование, что меня прокляли петухи. А как это? Почему вы так решили? Потому что я чувствую, что такая... Сам чувствую плохо, психологично. Ну, а в чем это выражается? Ну вот, я думаю, что меня прокляли петухи, потому что я и ебаться хочу с пацанами. Это как-то никогда так не было. Я думаю, это не ко мне, это к психологу. До свидания. Так где мне звонить, чтобы помогали бы? Labą dieną. Laba diena. Ar būrėjui Viliui paskambinam? Taip, taip. Domina. Kaip sakėt? Ko galėčiau padėti? Domina paslaugos. Kokios? Išsiburti, išsiaiškint ir likimą, ir praeitį, ir ateitį, ir dabartį. Turiu tokį biškį... Kaip sakėt? Koks vardas su kuo kalbu? Laurynas Благодаренко. Laurinai valandos bėgiai jums perskambinsiu, tiesiog galbūt šalia savęs neturite nuo tokios, tai nežinau, kada galėčiau skambučiai priimti. Aš galiu jums tada trumpai pasakyti per porą sekundžių esmę skambučio. Nu? Aš turiu įtarimą, kad mane prakeikė gaidžiai. Nes pradėjo ir... Valandos bėgiai susisveikti su jumis, Laurinai. Nes pradėjo netgi išangės išmatos varvėt.